Sveiki visi, norėčiau Jums pristatyti lentelę skirtą paskaičiuoti Jūsų pelną WebTransfer sistemoje. Pirmiausia, norėčiau paminėti, jog procentas, kurį firma atskaitys nuo Jūsų pelno, priklausys nuo dienų skaičiaus, kuriams parduosite savo paskolą. Tai nuo 1 iki 10 dienų firma atskaičiuoja 50 procentų, nuo 11 iki 20 45 procentus ir nuo 21 dienos iki 30 firma atskaičiuoja 40 procentų. Lentelė labai paprasta, tai reikia pildyti geltonus laukelius. Parodysiu trumpą pavyzdį. Tarkime, turime $300, nesvarbu, ar juos uždirbome sistemoje, ar įsikėlėme per elektroninę bankininkystę. Arbitražas tada mums siūlo skolytis $900. Tai reiškia 3 kartus didesnę sumą neturime savo pinigų. Už paskolų procentą 0,5 procentų per dieną. Ir piniginė tada turime $1200. Siūlau parduoti paskolas 21 dienai, taip pat ir arbitražą imti 21 dienai, kad turėtumėte iš ko grąžinti tą arbitražą paimtą, nes jums pinigus grąžins tik po 21 dienos. Ir tarkime, parduodame paskolą savo už 1,5 procento ir mūsų pelnas per 21 dieną siekia $132,3. Taip pat yra galimybė skolintis iš žmogaus sistemoje, bet tam reikia kelti dokumentus. Kaip tai padaryti, parodysiu kitame video. Ir galime skolinti nedidesnę sumą, nei turime savo pinigų. Šiuo atveju turim 300, tai ir kaip pavyzdį parašysiu 300. Tada skoliname 21 dieną, taip pat, kad turėtumėte iš ko grąžinti. Ir procentas, už kurį perkate, priklausys nuo to, kaip jums seksis rasti pigių paskolų biržoje. Šiuo atveju parašysiu 1,5 procento. Už tiek tikrai nėra problemų rasti kreditų. Ir tada per 21 dieną jūsų pelnas tik $170,1. Tai reiškia, kad skolinant iš žmogaus už 1,5 procentų ir parduotant už 1,5 procento, vien iš arbitražo jūs uždirbsite $37,8. Tai lentelę rasite Facebook grupėje, o nuorodą į grupę įkelsiu po šiuo video.